parašė mums, nesakysiu kas, bet žodžiu, vienas draugas pardavinėja mašiną. Nei vardo nieko, bet pabandom. Ne, yra vardas, viskas, čia viskas surašė. Okay. Klauso. Labą vakarą. Vakarą. Aš čia į elektrinus paskambinau. Tai aš kim jo. Čia Arminas. Aha. Aš čia dėl tos Mazdas. Supratau. O tai, klausyk Arminai, ten koks yra tas Mazdos numeris? Kaip supratau numeris? 626. Ne, tai parašai, skelbime, aš matau, pagydas. Tai nesupranti iš čia. Aš esu iš Alytaus ir, aš žinau, bijau, kad šitą Mazdukę gal netgi ir mano yra. Iš kur tu ją pirkai? Aš pirkau, atrodo, iš Alytaus ir iš kur. Iš Alytaus ir pirkai? Aha. Klausyk, tu gali... Tai senai iš pavasarį, ne, dar žiemą pirkau. Tai va, tu žiemą pirkai, o aš da jas vis ieškau. Rimtai? Tai aš nežinau, galėtum gal pažiūrėti, koks pas ją yra variklio numeris, nes aš variklio numerį da vis turiu. O kur tam būna parašyta, kaip suprasti? Ant variklio. Ant variklio pačią? Gal da nenutrinė brudai. Aš tik noriu išsiaiškinti, kokia tenais ta yra mašina. Aha. Tai gal dienos metu, nes iš dabar tai nieko nematysiu, iš garažo nieko net. O neturi kokį pasišviesti ant kažką, tai su mobiliaku, kad ir pasišviesti. O kurioj čia vietoj būna užrašyta, tikrai pažiūrėsiu. Ant yra kaip variklis, atsidaryk kapotą. Tai palauk, ir aš namuose tada reikia naiti daug. O čia toli? Ne, kiek. Tai išeik, nes, žinok, tikrai. Taip. Nes matai, aš tave nieko kaltinu, nei ką, bet tiesiog sakau, pas mane, aš žiūriu pagal nuotraukas, vis tas pats. Nes netgi ant galinio, kur yra tenais tas įbrėžimas. Kokį galinio? Ant galinio sparno. Ne pats ko gero įbrėžiai. Tai aš pats į stulpą įvažiavau. Tu pats į stulpą įvažiavai? Nes pas mane tas irgi buvo. Ne, aš kaip ir kalbos nebuvo. Ledinė? Nuliuva? Nebuvo įbrėžimų, bet aš netyčia čia naktį į stulpą. Mat kaip. Tai šviesiukus pats užsidėjai? Jo. Gražiai atrodo. Nemažai tai gildi. A čia pats gal pasidarei tos? Jo, sunkiausias. Mat kaip. Aš tiesą nepristačiau, čia aš Juozas esu. Tai man malonu. Biškai. Klausyk, jeigu nepaslaptis, kaip atrodė tas vyras, katras tau pardavė? Velnis, ten žino, aš net nepamenu, toks dar vakaras buvo. Kaip jisai išveido, nežulikas koksai? Kas nepasakyčiau. Bet toks, gal stamboks, žinau, kaip nepamenu. Neatrodė, kai koksai, suprantu, neatrodė slidus jisai? Ne, normalus žmogus. A ten jūsų mašina buvo registruota? Tai taip. Bet čia mašina registruota ant Paulius Pakutinskas. Paulius Pakutinskas, žinok, nepažįstu. Bet tai žinai, kaip dabar lengva yra tą perregistruoti. Bet čia labai seniai dokumentas. Tai koks numeris buvo? Aš tuoj pala pažiūrėsiu. Bus pas mane. Tuoj pala, aš išsitrauksiu iš šitągi, iš savo, suprantigi, iš stalčiaus. Gerai.
Pala, šitągi, žiūrėk. Yra va. Įgaliotinis, aš duodu įgaliotinį, jisai viską yra, pas jį viskas užregistruota. Nes mes čia kartu dabar žiūrime, tai aš tau duodu tą įgaliotinį, gerai? Nu, gerai, bet. Nu, va, prašom. Labas vakaras. Labas vakaras. Aha. Su kuo aš čia kalbu? Arminas. Arminai. Sveikas, Arminai. Su tavim kalba Vilius. Algirdai. Paeikite į šalį, Algirdai, aš pasišnekėsiu. Kuo sakai vardu? Arminas. Ai, Arminas. Arminai, kada tu pirkai tą mašiną? O, čia buvo praeitą žiemą dar. Praeitą žiemą, ar ne? Jo, dar buvo sniegas. Supratau. Matai, mane įsikvietė šis vyrukas, na, jis mano yra geras draugas, aš dabar iš darbo kaip tik grįžau. Aš dirbau kelių policijoje ir mes patikrinam, žodžiu, tikrai ta mašina yra pas tave būtent Algirdo ir aš dabar turėsiu tiesiog padaryti tokį vieną dalyką, atvykti pas tave ir patikrinti numerį, nes, na, tu gali pasakyti bet kokį. Ne, tai gerai, bet tu nors maždaug pasakys, kaip kas buvo, tai nepakeis. Ta prasme, tai jeigu numeris atitinka, tai mes vis tik mašiną konfiskuosim ir atiduosim tam savininkui, kuris priklauso. Ir, ta prasme, na, aš negaliu pasakyti, kad tu ją atgausi ir gausi kažkokius pinigus. Tai, pavyzdžiui, iš ko pirkau negalima sučiupti, man atrodo, aš dar to numerį turiu. Na, va, patikrinsim, viskas bus patikrinta, bet kol kas aš galiu pasakyti tik tiek, kad ši mašina priklauso Algirdui ir mes atvažiuosim ją pasimti. Nu, bet tai kaip įrodyti, kad čia jo tikrai. Va, yra čia 10. Algirdai, tai jūs dabar pasakysit, vaikinas dar kažką padarys. Na, mes turime atvažiuoti su ekipažu, viską patikrinti, paimsim visus piršto anspaudus galų gale, galbūt dar likę. Algirdai, viskas tvarkoja. Tai mes, Algirdai, šį vakarą galite važiuoti kartu su mumis? Aš tai bet kada galiu. Galite važiuoti, ar ne? Gerai, tai mes, o tu, Arminai, būsi namuose? Nu, tai bus. Gerai, tai tada kviečiu ekipažą ir mes važiuojam. Būsime už, nežinau, pusvalandžio. Bet aš palaukit, kas jums įp. Čia ekipažas privažiavo. Tai aš tai ne iš Elektrėnų. A, kur tu dabar esi? Ne, nebuvo kaip parašyta, aš iš prie Vievio gyvenu čia. Nu tai gerai, tai mes rasim pagal pavardę, kur tu gyveni. Nu, tai gerai, kelintų jūs bus. O mašina viskas veikia, benzino užteks per varyt? Nu, tikrai nėra kur. Tai užsipilsim. Algirdai irgi reikės benzino. Zip FM. Labas vakaras. Sveikas, Arminai. Radistai Jonas ir Justinas, tavim? Iš Vilniaus Zip FM studijos. Taip, mes prikolinam su tavim. Kaip tavo mašina atrodo dabar? Normaliai. Dabar prie mašinos esi laukia? Tai ja. Kaip oras? Blogas, lygiai. A, ne? Ja. Žiūriu, balsas girdėtas, tai jodai. Bet vis tiek taip pasimėti. Tai va, žodžiu, čia Jonas ir Justas ir mes tavo draugo prašymu tiesiog nutarėm pasiklausti, kaip sekasi tavo mašinai. Nu, puikiai, tai koks čia toks draugas gudrolis? Velniai žinok, jisai sakyt, nesakyt čia vardai. Sakyt jau. Rolandas. Taip ir galvoju. Vat aš irgi taip kažkaip tai. Kasgi daugiau, jeigu ne Rolandas, ne? Kasgi daugiau. Visi Rolandai vienodi. Gerai, Arminai, tai gero tau šilto vakaro. Eik namo, nesušalk. Beje, kiek prašai už savo tačką? 2000. Nu va. Viso labo. Na, Iki. Gerai, tvarko, iki tau.